Kino studija Kakadu pristato. Filmas Rimtas verslininkas Bachūras. Niekuomet nepainiokite Bachūro su Marozu ar Forsu, nes galite gauti į dantis. Bachūras yra aukštesnės kastos veikėjas. Jis nevalgo kebabų automobilių stovėjimo aikštelėse, jis amžinai tvarko verslo reikalus, verslą grindžia smurtu. Kiekvienas save gerbiantis Bachūras turi būti pasėdėjęs už grotų už bet kokį nusikaltimą, išmokęs muštis bei kalbėti zonos žargonu. Bachūras, kas be ko, turi būti skustas, jei ne pirmu, tai bent jau antru numeriu. Raumeningo stoto, krūtinės trikampis, tricepsai, bicepsai, pilvo grotelės arba radiatorius – neatskiriama Bachūro išvaizdos dalis. Apranga. Bachūrai dėvi aptemptus džinsus ir aptemptus marškinėlius, kad išryškėtų visi kūno raumenys. Avalynė prabangi, krokodilo arba gyvatės odos. Aksesuarai. Būtiniausias atributas nedidukė vyriška rankinė, liaudyje dar vadinama pederastka. Rimto Bachūro požymis – stora cepūra, apyrankė, rimtas žiedas, auksinis laikrodis su kuo daugiau ciferblatų, kad garsiai tiksėtų ir blizgėtų. Veido bruožai. Bachūras yra ne Bachūras, jei neturi nei vieno rando. Randas turi būti matomoje kūno vietoje. Veidas, kaip ir Forsų ar Marozų, surauktas, papiktintas. Hobis. Vaikščiojimas į sporto salę, tai yra kačialinimasis. Važinėjimas į strielkas, kuriuose tvarko verslo reikalus. Verslas. Cigarečių arba spirito kontrabanda. Dar gali būti automobilių gabenimo iš Vokietijos versliukas. Mityba. Anabolikai, baltyminiai kokteiliai ir kitokie maisto papildai sportuojantiems. Transportas. Automobilis turi būti didelis. Bachūrai perka tik BMW, Audi arba Mercedes markės limuzino klasės automobilius. Langai turi būti tamsinti, neaugti. Kalba. Zonos žargonas, pavyzdžiui, vierchas, razborai, bratva, kabaila ir panašiai. Lytiniai santykiai. Lytiškai santykiauti Bachūrui nebūtina, svarbu, kad šalia būtų dailus papuošalas FIFA su labai dideliais papais. FIFA Bachūrui reikalinga sukelti kitų Bachūrų pavydą. Paplitimas. Visoje Lietuvoje, bet dažniausiai sutinkami pasienio ruožuose, nes ten amžinai tvarko reikalus.